Labas! Šiandien jums prisistatyti norėtų ponas Dagas. Dagui yra 4 metai ir prieglaudą jis praleido jau 8 mėnesius, bet tai yra tik mūsų prieglaudai. Prieš tai mes jį paėmėm iš kitos prieglaudos, kur mes nežinom, kiek ten laiko jis praleido, tai galėjo būti ir ilgesnis laikas. Dagas greičiausiai turėjo kažkokią tai labai negerą patirtį su žmonėm, nes vis pirma, tai jisai neturi vienos akies, kuris spėjam, kad bus prarasta kažkokiu tai būdu, ir visų antra, jis yra visas nusėtas randais. Tai čia ant nosies jam yra randas, čia ant kaktos jam yra randas, kur neauga plaukai, visos kojos yra mažais randeliais nueitos ir ant pilvo irgi yra šiek tiek randų. Nežinom, kas jam buvo, vienintelis Dagas žino. Jeigu jis galėtų šnekėtis, papasakotų mums, kas jam buvo ir paaiškintų, kodėl jis reaguoja į aplinką taip, kaip jis reaguoja. Su tom reakcijom su Dagu yra taip. Jis yra labai draugiškas šuo savam žmogui, iki tiek, kad jis ten šoka, džiaugiasi, myli, bučiuoja, labai geras, labai šiaip prisirašantis šuniukas. Bet svetimą žmogų, kurio jis išsigąsta, jis gali sureaguoti priešingai. Tai jis gali šokti, loti, grasinti, taip rodydamas, kad nelįsk prie manęs, aš žiauriai bijau, bet aš apsimesiu, kad aš nebijau, todėl aš iš anksto tave aplosiu ir visai parodysiu, kad aš didelis ir piktas šuo. Tai šitos reakcijos buvo labai intensyvios. Jis atvyko vasarą. Ir realiai buvo labai sunku vaikščioti, jis šokdavo ant kiekvieno dviračio, paspirtuko, ant kiekvieno žmogaus, labiausiai ant vaikų, ypač tokių garsių vaikų, kurie vaikšto, bėgioja, šūkuoja kažką. Ir tarkim, parke mums buvo sunku vaikščioti, nes vasarą visko daug. Ir tada mes pradėjom labai stipriai su to dirbti. Pradėjom nuo darbo per didelį atstumą, mes praėjom tada 1. klasę su Dagu, jisai įgyja visą bazę su mumis. Jis išmoko, kaip reaguoti tam atitinkamai per atstumą ir realiai dabar yra praėję jau apie pusę metų nuo mūsų darbo pradžios, truputį mažiau, gal mes taip intensyviai pradėjom darbuoti su juo, taip biškį arčiau. Ir jau reakcijos yra labai pagerėjusios. Mes jau buvom kaviniai, ten jisai nieko neaplojo, viskas buvo labai faina, bet aišku, mes jau žinom, kaip dirbti, Dagas jau žino, kaip reikia nusikreipti, aš žinau, kaip reikia jį nukreipti, todėl jau jisai pasitikė situaciją ir mes jau galim tokius dalykus daryti. Tai iš esmės, vaikštant su juo reikia labai gerai išmokti stebėti Dago kūno kalbą ir nuspėti įvykius, kada jis gali kažko išsigąsti. Mes pratinamės prie antsnukio, kad jisai gerai, komfortabiliai jaustųsi su antsnukiu, bet to pačiu ir pratinamės prie tiesiog pasaulio ir koks tas pasaulis yra, kad jisai išmoktų. Nes pavyzdžiui, vaikštant prie jūros pradžioje, jam būdavo labai sunku, kai jis matydavo iš toli artėjančius žmonės. Jis tiesiog eidavo į paniką, šokdavo į kitą pusę, atrodo, kad jis net nesuprasdavo, ar tai žmonės artėja ar kas. Ir kai jau prieina ir supranta, kad tai žmonės, jis tada jos puola. Dabar to nebėra, jau mes patį baisiausią esame atidirbę, reikėtų tik tais neapleisti tų darbų. Ir tikrai reikės įdėti pastangų, kad jis jaustųsi komfortabiliai. Namuose Dagas namų taisyklių šiaip nežino, jis negyvenęs namie, bet su juo labai galima susitarti, jisai labai nori būti ant sofos. Aš savo namuose jam neleidau lipti ant sofos, tai gerą pusvalandį mes pasiginčijom, bet po to jisai nulipo. Tai užtruko, kol jisai įsitikino, kad aš nenusileisiu, bet nulipo. Labai bijo televizoriaus, aš po truputį jį pratinu, kuo dažniau parsivedu, vis įsijungiu televizorių labai tyliai ir jis labai bijo. Tai dar ne iki galo pavyksta suprasti, ar tai yra garsas ar vaizdas, nes telefono garso tai nebijo, bet televizoriaus tiesiog paniškai į kitą buto galą lekia. Tai po truputį tokiem dalykam reikės nusijautrinti viskas, jam nauja, leidžiamas vanduo, jam naujas durų atidarimo garsas nauja, jam visiškai viskas yra nauja. Tai šitam šuniukui reikės parodyti, kad tas pasaulis nėra baisu, reikės įdėti pastangų, bet kai įdėsit, viskas bus labai gerai. Ir aišku, nusiteikti, kad ta jo baimė gali kartais eiti į vokaliai, jinai gali pasirodyti ir reikia tam tiesiog nusiteikti ir žinoti, kaip ir kada sureaguoti. Dagas turi keletą labai didelių pliusų. Tai vienas didelis pliusas yra, kad jis viską padarytų dėl maisto ir mums labai lengva yra mokytis apdovanojant jį maistu. Tuo pačiu jis yra labai kontaktinis šuo, jis labai džiaugiasi, kai aš džiaugiuosi, labai lengva tiesiog su juo yra komunikuoti, nes jam yra faina, kai man yra faina ir man yra faina, kai jam yra faina. Tai tiesiog labai palengvina visą mokymosi procesą. Ir antras labai didelis Dago pliusas yra tai, kad jam neužtrunka ilgai susipažinti su žmogum. Jam užtrunka vieną pasivaikščiojimą ir jis tą žmogų jau prisimins ir priims iš esmės kaip savą, jeigu aišku nepadarysim kažkokios tai trauminės situacijos. Bet šiaip su žmonėmis jis gali susipažinti
ir po to draugauti visada. Tai nėra iš tų šunų, kur vieną dieną draugaus ir kitą jau pamirš. Jisai prisimena, susipažįsta, prisimins tada jau ir ryt, ir poryt, ir po 2 savaičių ir bus jau draugai su tuo žmogum. Dagas iš esmės galėtų gyventi su kitu šuniu, bet šeimininkas turėtų pagalvoti, ar jam bus lengva susitvarkyti, tarkim, vieną pasivaikščiojimo metu su 2 šunim, kai vienas iš jų turi reakcijas. Bet jeigu vaikščios atskirai arba jeigu kitas šuo turi tobulas reakcijas, tai iš esmės namie tai jis galėtų būti su kitu šuniu. Su katinu tikrai negalėtų būti, labai nemėgsta kačių, reaguoja ir laukia, ir viduje į katinus, tai šitoj vietoj būtų ne variantas. Šiaip Dagas pakankamai gerai jaučiasi visose aplinkose, kol tai nėra per kažkokie maži atstumai ir per didelis jo asmeninės erdvės pažeidimas. Bet vis tiek manau, kad jis nenorėtų gyventi labai aktyviam miegamajam rajone, nes ten galimai jam būtų per sudėtinga ir laiptiniai prasilenkti su kitais žmonėm ir šunim. Ir manau, kad jis norėtų gyventi arba bute, kuris yra šiek tiek atokiau nuo tokio labai aktyvaus miesto, galbūt su platesnėm laiptinėm, arba name, bet name, kuriame jis gyvens namuose, kuriais vaikščioti ir toliau pažinsis su pasauliu. Dėl to, nes jeigu mes jį paliksim tiesiog kieme lakstyti vieną patį, tai aš galiu jums pažadėti, kad jo reakcijos vėl grįž, nes šuo nebesimokys, šuo tiesiog eis atgal, tai visas mūsų darbas nueis Dagui ant uodegos. Dagas labai nori namų, jis žino, kad tokie šeimininkai, kokie išsirenka tokius šunis, nesimėto ant kiekvieno kampo. Jis jau laukia ir jis yra nusteikęs dar laukti. Kol jis lauks, mes mokysimės, mes dirbsim, mes rodysim jums, kaip mums sekasi. Bet aš tikiuosi, kad šuniui nereikės labai ilgai laukti tų savo namų. Tai va, Dagas labai prašo pasidalinti. Ne?